Sveiki dar kartą. Tomas Masiulis – antras geriausias Eurolygos treneris šį sezoną. Abu lietuviai tarp 4 geriausių. Eurolygai paviešinus kasmetinio balsavimo rezultatus, akivaizdu, koks sėkmingas šis sezonas buvo tiek Tomui Masiuliui, tiek Šarūnui Jasikevičiui. Jis dar tęsiasi. Tiesa, aukščiau už visus šį kartą pasaka Valencijoje kuriantis Pedras Martinezas. Galima neabejoti. Visi šie vaizdai iškart gula į Lietuvos krepšinio istoriją. Į tą sėkmingą, pergalingą ir laimės ašarų persmelktą istoriją, kuriamą Tomo Masiulio vadovaujamo Kauno Žalgirio. Taip šiltai su visų trenerių štabu ir sirgaliais švenčiantis patekimą į atkrintamąsias, Masiulis supranta, kad jo komanda jau nuveikė šitą ypatingo. Galima atsipalaiduoti. Vėliau pasivejantys asmeniniai įvertinimai, ko gero, nėra tiek svarbus, bet istoriškai irgi turės ypatingą reikšmę. Nes Masiulio žygdarbius įvertina nebe kauniečiai, nebe lietuviai sirgaliai, o kiti Eurolygos treneriai, paties Masiulio kolegos. Slaptame Eurolygos balsavime, kuriame geriausius renka visų 20 komandų treneriai, Masiulis užima antrą vietą. Geriausias šį sezoną Valencijos pergalių kalvis Pedro Martinezas. Iš viso atskleidžiami tik 4 daugiausia balų surinkę specialistai. Ir tarp jų dar ir Georgis Bardzokas ir Šarūnas Jasikevičius. Kiekvienas Eurolygos treneris galėjo išrinkti 3 kolegas ir jiems skirti atitinkamai 1, 2 arba 3 balsus. Kaip tiksliai pasiskirstė skaičiai neviešinama. Ir jeigu Masiulis jau gali ruošti komandą serijai su Jasikevičiaus Fenerbahče, tai geriausias Eurolygoje Martinezas nekantriai stebi antradienio vakaro įvykius. Atėnų Panathinaikos ir Monako rungtynių nugalėtojas taps Ispano vadovaujamos Valencijos varžovų ketvirtfinalyje. Žalgirio ir Fenerbahče serija iki 3 pergalių Stambule prasidės kitą ketvirtadienį.